Ponios ir ponai, aplodismentai orkestrui Ąžuolynas. Mados, stiliaus bei moters verslo paroda Moters pasaulis 2008. Smagu, kad palyginti su pernai metais parodos dalyvių skaičius padidėjo daugiau nei 50%. Net 4 dienas parodoje vyks patys įvairiausi renginiai. Šiandien ir rytoj dienos skirtos rimtiems ir naudingiems seminarams. Šeštadienį visi parodos lankytojai galės stebėti madų demonstravimą ir šou programą. Na, o sekmadienis bus skirtas mažiesiems lankytojams, tai yra vaikams. Jau nuo 13 valandos jų lauks nuotaikinga šou programa. Taigi, prieš paskelbent oficialų šios parodos atidarimą, noriu pakviesti tarti sveikinimo žodį Kauno miesto mero pavaduotoją Stanislavą Buškevičių. Ačiū, gerbiami šios parodos dalyviai, organizatoriai, svečiai ir visi kiti. Leiskite Kauno miesto mero Andriaus Kupčinsko vardu palinkėti Jums geros nuotaikos, sveikatos, nuostabių šypsenų. Moters pasaulis 2008 metai iš tikrųjų tai yra puikus renginys. Mes vyrai esame po moterų kojomis ir tai aš sakau nuoširdžiai. Jeigu ne moteris, Kaunas ir pasaulis pražūtų. Sėkmės Jums, moteris, sėkmės gyvenime ir valdant vyrus. Aplodismentai, na tokie saldūs žodžiai moterų širdims. Na, o ką apie šią parodą gali papasakoti garbingos mūsų viešnios. Taigi kviečiu tarti sveikinimo žodį Kauno miesto apskrities viršininko pavaduotoją Adelę Majauskienę. Labas rytas, gerbiamos moteris, garbus vyrai. Tikrai malonu pasveikinti mados, stiliaus ir moters verslo šventė. O kad šventė, tai tikrai šventė, nes ten, kur moteris, vaikai, nuostabiausi pasaulio kūriniai, ten ir šventė. Aš tikiu, kad mielos moteris tikrai čia atras savo grožiui naujų galimybių. Bet, kaip sakoma, kas yra moters grožis. Ir sakoma apie moters grožį labai įvairiai. Moters grožis nėra tame, kokiais drabužiais jį rengiasi, kokią turi figūrą, ar kaip ji šukuoja plaukus. Moters grožis turi būti matomas iš jos akių, todėl, kad tai yra kelias į jo širdį, į tą vietą, kur gyvena meilė. Moters grožis nėra veido apgame, bet tikras moters grožis yra jos sieloje. Tai yra rūpestis, kur ji meilingai duoda, aistra, kurią ji rodo. Moters grožis, bėgant metams, tik auga. Linkiu sėkmės ir gero pasisekimo savo kūnui, sielai ir grožiui. Ačiū labai. Gerbėmieji parodos dalyviai, lankytojai, organizatoriai, aš labai džiaugiuosi, kad šita paroda tapo tradicinė ir tai iš tikrųjų labai svarbu, kai iš visų arenų garsiakalbių mūsų politikai sako, kad mes esame krizėje, bet tikrai netikėkite, nėra taip blogai, kaip bandoma pavaizduoti. Ir tos mintis, kurios transliuojamos, tiesą sakant, duoda savo vaisius, tai aš manau, kad būtent čia yra šita paroda yra mūsų vartotojų aktyvinimas, ko iš tikrųjų labai reikia mūsų ekonomikai. Taip, kad labai gerai, kad šita paroda skirta grožiui, moterims, bet moteris yra visų namų ašis ir siela. Aš manau, kad susilauks daug lankytojų, parodos dalyviai turės daug užsakymų, nemažai ir parduos, ko aš jums visiems ir linkiu, aktyvinkime mūsų ekonomiką. Vincė Vaidevutė Margevičienė.
mėlieji kauniečiai čia esantis, gerbiami parodos organizatoriai, na ir žinoma visi tie dalyviai, kurie čia šiandien yra. Taip gražiai jau visa paroda įrengta, sutvarkyta. Ačiū labai ir Kauno Ąžuolyno orkestrui, kuris čia taip kelia nuotaiką tokią darganotą dieną. O iš tikrųjų nuotaikos reikia visiems. Ir pirmiausia, tai ačiū visiems tiems, kas paprastą smulkų verslą judina, žadina, ragina ir mums visiems parodo, kad galima va taip paprastai, taip kaip čia yra, pasiūto šlepetė su drugeliu ar pasiūto šlepetė su boružėle, jos paprasčiausiai džiugins, bus labai gražu, bus karališka kalėdinė dovana kažkam. Ačiū visom tom moterim ir tiem garbiem vyram, kurie visada sugeba, net ir pačią, kaip gerbiama Birutė sakė, na visi gąsdina, kad atėjo krizė. Krizė ateina tada, kada žmogus praranda viltį, kada nebesitiki nieko. O jeigu turi viltį širdyje, jeigu žinai, kad turi eiti į priekį, o į priekį turi eiti, nes yra vaikai, yra ateitis, yra Lietuva. Ir ačiū visiems tiem, kurie tokią darganotą dieną šiandien yra čia. Nuo jūsų šypsenų tikrai po pietų bus saulė. Dar kartą ačiū organizatoriams. Aš manau, kad ateityje ta paroda taip giliai įsišaknys Kaune, kad reikės ir daugiau parodų ir ekspozicijų salių. Na ir žinoma, didelės sėkmės visiems. Svarbiausia, nepraraskit viltį. O turint viltį labai daug pasieksim. Ačiū visiems. Ačiū labai gerbėmiems svečiams, ačiū žavioms viešnioms. Erikas Piskunovas. Gerbiami parodos svečiai ir gerbiami dalyviai, organizatorių vardu galiu tik tais pasidžiaugti, kad taip gausiai šiemet susirinkome į tradiciją tapusią parodą Moters pasaulis. Visiems kuo nuoširdžiausiai linkime geros parodos, gerų kontaktų, gero verslo, negalvoti apie jokias ateinančias ar būsimas krizes, o geriau galvokime apie ateinančias šventes ir leiskite paskelbti parodą atidarytą. Na ką, gerbiami.